O ko moteris nori iš vyrų, tai čia labai įdomi tema. Oi, labai įdomi. Aš laužiau galvą, man čia buvo galvosūkis, galvos skausmas ilgą laikotarpį, ko aš pradėjau suprasti, ko jos nori. Nes yra daug visokių nuomonių, daug visokių moterų visai tai vardina, bet jeigu tu stebi ir klausinėjai ir analizuoji ir gilinėsi ir įdėmiai, tu pradedi suprasti, kad moteris nori vyruose vieno esminio dalyko, kuris vadinamas visokiais pavadinimais, bet bendras vardiklis yra galia, nervų sistemos galia. Ta nervų sistemos galia reiškiasi per darbštumą ir tai išsireiškia po to resursais arba pinigais. Jeigu nervų sistemos tai žmogus, tai vyras bus nedarbštus, tingus, apatiškas ir automatiškai jis turės mažus resursus. Kas gali būti resursai, tai nebūtinai pinigai, tai gali būti sukaupta žinios į galvą, tai gali būti išsilavinimas, kompetencija, kurie po to gyvenimo eigoje galima monetizuoti, galima paversti pinigais ar kitokiais materialiais resursus, galima tai įpraktinti, paversti kažkokiais tai daiktais, turtų, automobiliais, ten vaikais, jaukiais namais ir taip toliau. Tai žiūrint, kur tas vyras investavo save, ar į žinias, ar į kompetencijas kažkokias, ar į kažkokį amatą, ar jisai tiesiog į betoną suinvestavo visą savo turtą. Ir po to senatvėje jisai neturi resurso, kuris jį vestų iki gyvenimo galo labai aktyviai būsenoj, o jisai sukaupęs puikų materialų turtą, po to gyvenimo gale tampa pasyvių daržovę našta kitiems, ten nervinių ligonių ir taip toliau. Tai moteris instinktyviai suvokia, kad jeigu įsidėmėkit šitą dalyką, kad jeigu vyro nervų sistema silpna, nepakankamai stipri, tai reiškia, jisai senatvėje bus našta, daržovė, kurią reikės nešioti, tampyti, ten žodžiu ir taip toliau. O jeigu jo nervų sistema yra labai stipri, tai reiškia, jis iki gyvenimo galo bus aktyvus ir jisai kitus strojins ir nešios ir bus lyderiu. Tai va, tai reiškia, jis tam tarpe turės resursus, kurių reikia visom šeimos ir žmonos ir vaikų gyvenimo sritim.